Sveiki, aš Ulrike iš Aukštutinės Frankonijos. Pastaruoju metu 5-6 mūsų vaikų naudojasi išmaniaisiais įrenginiais, nes jie mokosi namuose. Turiu keletą minčių apie tai, kuriomis norėjau šiandien pasidalinti su jumis. Kaip žinote, visi vaikai ir daugelis suaugusių yra priversti daug valandų sėdėti namuose prie stacionaraus, nešiojamo, planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono. Dėl primestų koronavirusų priemonių viskas pereina į skaitmeninę erdvę, mokymasis namuose, namų biuras, vaizdo konferencijos, tiesioginės transliacijos ir taip toliau. O tokios pramogos kaip žaidimai, pokalbiai, filmų ir vaizdo įrašų žiūrėjimas, visos yra suskaitmenintos. Realaus pasaulio ir gyvo bendravimo su kitais žmonėmis poreikis tapo minimalus. Kas nutiks mūsų vaikams, kai jie šitiek valandų leidžia skaitmeniniame pasaulyje? Ir kaip tai paveiks juos ateityje? Ar jie sugebės išlikti realiame pasaulyje ir atskirti tikrąjį pasaulį nuo virtualaus? Neseniai sutikau motiną, mūsų 15-mečio sūnaus klasės draugo, kuris praėjusiais mokslo metais praleido daug pamokų ir dabar turi kartoti klasę. Ji man pasakojo, kad sūnus šiuo metu yra vaikų ir paauglių psichiatrijos klinikoje, kur prieš pradėdamas tolesnę terapiją pirmiausia turi išgyventi 3 savaitės persilaužimo be savo mobiliojo telefono. Tai jam padės susidoroti su realiais kasdienio gyvenimo sunkumais. Nuo pirmojo lockdowno berniukas didžiąją laiko dalį praleido su išmaniaisiais įrenginiais ir dabar bet kokį kasdienį iššūkį jo smegenys priima kaip ligą. Į mokyklos reikalavimus ar kylančius konfliktus jo organizmas reaguoja pykinimu, pilvo skausmais ir vėmimu. Todėl dėl ligos yra priverstas likti namuose, kur vėl pabėga į skaitmeninį pasaulį. Jo mama man pasakė, kad gydytojai kalba, kad dabar tai vyksta dažniau, nei mes galime įsivaizduoti. Psichikos sutrikimai, kurios sukelia masinis mobiliųjų telefonų ir žaidimų naudojimas, dabar yra labai dažni. Deja, tai tik ledkalnio viršūnė. Remiantis oficialiais tyrimais, vaikai ir paaugliai nuo pirmojo užsidarymo namuose su išmaniaisiais įrenginiais praleido vidutiniškai 40 valandų per savaitę ir šis skaičius auga. Ypatingai dabar, žiemą, kai greitai temsta ir netiek daug laiko vaikai praleidžia kieme. Kiek laiko tada lieka tikriems susitikimams, žaidimams, gyvam bendravimui su kitais žmonėmis ir pasivaikščiojimams gamtoje. Pasak smegenų tyrinėtojo profesoriaus Spitzerio, mokant vaikus svarbu naudoti visus pojūčius, nes taip sutankėja smulkioji smegenų struktūra ir vėliau išvengiamas silpnaprotystės vyresniame amžiuje. Todėl jis įspėja, kad negalima per anksti naudotis skaitmeninėmis laikmenomis mokykloje, nes dėl to dideli smegenų plotai lieka neišnaudoti, o mokymosi lygis apsiriboja tik teksto rinkimu ir ištrinimu. Viso to pasekmė yra jo taip vadinama skaitmeninė demencija. Kelių apklausų duomenimis didžiausia jaunimo baimė yra pamesti mobilųjį telefoną. Ar jie šiandien vis dar suvokia realų pasaulį, jo pavojus ir problemas? Mūsų vaikai dažniausiai gyvena pasaulyje, kuriame gausu veiksmo, stimulų ir nuotykių, bet taip pat smurto ir sunaikinimo. Jie priprato prie baisių, siaubą keliančių personažų, demonų, ateivių, zombių, vedų ir kitų padarų. Šiame pasaulyje karas, žmogžudystės, apiplėšimai ir kiekvienas niekingas poelgis yra normalu. Jų realybės suvokimas aptemdytas ir jie yra pagrobiami virtualaus pasaulio. Ar kita karta gyvens virtualiame pasaulyje, kai tuo metu kiti sprendimus priima realiame pasaulyje? Kas jie? Tiesiog vergai, kuriuos stebi vyriausybė? Ar planuojama, kad visi gyvensime virtualioje realybėje, kur nebėra trimatė, o yra paversta virtualia dvimatė realybė? Kaip ir filme Matrica, kur žmonės patys jau nepersikelia ir šito net nepastebi. Jie nuolat prisijungia prie interneto, todėl priversti patikėti, kad aktyviai gyvena savo gyvenimą, bet taip nėra. Jie negyvena savo gyvenimo, nes visa tai yra kompiuterinė imitacija. Padėkite sustabdyti šį bauginantį vystymąsi. Mums reikalinga akistata su realiu pasauliu. Tikri susitikimai, tikri tikslai,
o ne pabėgimas į iliuzinį pasaulį. Tuo metu, kai kiti už mus priima svarbius gyvenimo sprendimus. Prisijunkite prie mūsų kovoje už realų pasaulį.